Electric Cars yra žaidimas su automobiliais. Šiuo metu turintis tik 4 žaidimus, todėl jos visus dabar ir pristatysiu. Runners and Hunters žaidimo esmė yra gaudytinės. Pagauti žaidėjai prisideda prie Hunters komandos ir padeda gaudyti Runners. Missile žaidimo pradžioje taisomi granatsvaidžiai prie žaidėjo automobilio, kuriais galima tampati kitus žaidėjus, o jo tikslas – likti paskutiniam išgyvenusiam. Checkpoint Racing yra ko gero pats paprasčiausias mini žaidimas, kuriame reikia važiuoti į checkpointus ir būti pirmam įveikusiam visą trasą. Na ir galiausiai Hot Potato, kurio pradžioje duodama bomba atsitiktiniam žaidėjai, na, o jis stengiasi jos atsikratyti, perduodamas kitam žaidėjai, kol jį dar nesprogo. Žaidimas taip pat turi workshop, kuriame žaidėjas gali personalizuoti savo automobilį taip, kaip jis nori. O jeigu jau yra sutaupęs pakankamai nemažai pinigų, tai gali nusipirkti ir kitą. O čia matote patį rečiausią žaidimo automobilį, kuris turi special ability.